Koks balis be lenkur be kokso? Be lenkoks. Čia bus žiauriai cringe. Sveiki žiūrovai ir čia naujas video su nauju svečiu, kurio vardas Rokas Maku, mano brolis. Aš noriu picos. Jis nori picos, aš noriu takų. Tai šiandien filmuojam Never Have I Ever su Vilniečiais. Ir jeigu jums patinka šitas video, spauskit laiką ir pabandysim pažiūrėti, ar surinksim 1500 laiko šitą video. Tai spauskit ir bandykim surinkti. Jeigu surinksim, filmuosim dar vieną video su Roku. Tikrai ne vieną, ne du, ne 5, o filmuosim ir bendrausim ir tiesiog žinot, kaip būna gyvenime. Na kągi, pradedam. Ar buvot neištikima mokyklos laikų simpatijai? Neištikima mokyklos, čia, taip sakant, pirmai meiliai? Taip. Turbūt ne. O kodėl? O tai niekada nebuvo kokio kito vaikino, kuris jūs sužavėjo labiau negu esamas vaikinas mokyklos laikais? Galbūt, kai vyko visokiausi vakarėliai, turbūt jo per diskoteką šokius. Ir kaip tie vakarėliai baigdavosi? Baigdavosi gerai su bučiniais. Ai, bet baigdavosi be vaikų? Be. Nu dabar šiais laikais tai... Jaunimas. Koksą dabar koksą vartoja. Ai, koksą vartoja. Būdavo, žinokit, visokių ir koksų būdavo visais laikais, čia ne naujiena. Wow! Būdavo visokių jo. Ar kažkada esate išsisukusi nuo baudos su flirtu arba verkimu? O dieve. Same. Verkimu jau. Verkimu? O tai čia, pavyzdžiui, parkingą kažkur palikot mašiną ir ten atėjo pareigūnas ar kaip? Dabar galvoju, kaip ten buvo. Buvo prieš daug metų. Tai buvo ne... Aš matau, jeigu jūs turi daug prisiminimų iš to. Tai buvo ne bauda. Jo, buvo šito autobusų neturėjau biletą. Tai... Kontrolę pagavo. Kontrolę pagavo. Jo, aš turiu jums rekomendaciją visą laiką, jeigu kontrolę netyčia įsiveržia į autobusą arba troleibusą, tai tiesiog siūlau vaidinti, kalbate telefonu ir ten sakyti, mama, baig, nešauk ant manęs, tuoj aš atvažiuosiu, nevėluoju. Ir tu tikrai patikėkit suveikia, jau bandžiau gal 3 kartus, man tikrai suveikia. Man 33 metai, tai nežinau, ar taip baisiai. Ar esat užstrigusi lifte? Ne. O kodėl? Kodėl? Gerai veikia? Ar kažkada gyvenime esate buvus suimta? Ne, niekada, ačiū Dievui. O gal kažkas iš jūsų draugų per kokį vakarėlį buvo suimtas? Buvo ten vienas draugas, kuris buvo toks labai linksmas čiūvas. Story, please. Tai ten buvo nepilnametis ir jie ten su draugais buvo cvirkoj. Kaip tik ir pravažiavo, jie nėra pilnamečiai. Jie pasakė, kad jis vis tiek suėmė, nes jis išmetė butelį ir buvo girtas. Mano tipiškas trečiadienis. Ar esi buvus komoj nuo alkoholio? Ne. Kodėl? Nes tam reikia labai daug pastangų, bet žinau, kas yra buvęs. Ne. Ar esate išsisukę nuo baudos flirtuojant su, nežinau, su policininko, su pareigūnu? Nepasitaikė, niekada. O pavyzdžiui, kontrolė, kai pagaudavo? Nu irgi dažniausiai kontrolė būna vyriškos lyties. Tai jūs okei. Gerai, ačiū tada. Gerai, sėkmės. Cringe. Ar esat buvę komoj nuo alkoholio? Taip. Ne. O ir kaip jauteisi? Žiauriai blogai. O tai kodėl? Tai buvo tūsas koks geras, ne? Ja, draugės gimtadienis. Buvo kokso? Ne. Tada neįdomu, gerai. Koks balis be lenkur be kokso? Be lenkoks. O iš kokio miesto jūs esat? Nemenčinė. Ai, nu tai priėmėsis. Visai kietai. Taip, tai būtų klausimas jums. Palaukit, mano telefonas toks pasilėtas, kaip ir aš suprantantis dalykus. Ar esate nemiegojusi 2 naktis iš eilės? Gali būt. O dėl kokių priežasčių? Buvo sąskrydis. Praeitais metais. Gal net už praeitais. Papasakok daugiau. Tai yra Lenkų sąskrydis, kuris yra tokiu... Zliot, taip yra Zliot, kuris yra už Sužionių. Dabar pamiršau, kaip vadinasi tas, kaip sakant, sodyba iš tikrųjų, ten toks didelis plotas. Ir tada teko labai ilgai nemiegoti. Aišku, buvau pavargusi, bet... O tai kiek laiko nemiegojot? Na, tai kažkur iki 2 parų. Taip, bet jūs smagiai praleidot laiko? Tai aišku. Tai supratau, tai svarbiausia. Tai smagu, jog linksmai gyvenat ir dalyvaujat tokiuose projektuose. Tai geros dienos. Geros dienos ir jums. Ar esat buvę komoj nuo alkoholio? Nu, komoj ne.
kad tiek, kad biški paėmęs. Biški įkalęs, taip, pirmadienio dvasiai. Jo. Būna čia visiems. Jo, bet ko man nesu buvęs. Galiu žemės bučiuoti. Gerai, žiūrėkit į kamerą. Gerai. Ačiū. Sėkmės. Tai ir paėmėm interviu iš Vilniečių su mano broliu Roku. Tai subscribinkit jo kanalą. Ant mano veido. Kylanti žvaigždė. Ir padarom šitą video trending. Dalinkitės. Nebežinau, turim surinkti 1500 laikų. Neturim gyvenimą, bet subscribinkit Roką ir susimatysime labai greitai. Ciao. Iki.